Santariškių miestelio gyventojos Aušros šeimoje 5 asmenys – tėvai, dukra su sūnumi ir jų močiute. Visi jie kartu su kaimynais iš viso 9 šeimos nuo vasaros dalyvauja Ekovizijos ir Ekoservis iniciatyvoje Rūšiuoti paprasta. Kiekvieną savaitę štai tokius kiekviename name stovinčius rūšiavimo konteinerius ištuština ir šiukšles išveža bendrovės Ekoservis mašinos. Tai labai patogu, tvirtina Aušra, kurios šeimai reikėjo laiko, kad įprastų rūšiuoti. Iš pradžių tai buvo sunku. Kaip neįprasta tiesiog, nes anksčiau viską į vieną mesdavom, o dabar reikia pagalvoti, kur čia kokia šiukšlė ir namuose tvarkausi, pavyzdžiui. Tai irgi reikia pagalvoti, kur į kokį maišiuką su 3 maišiukais einu ir, mėtau. O kai čia viskas namuose, tai nesunku. Sakykime, tikrai nesunku tai rūšiuoti. Šiuose namuose, kaip ir daugelyje kitų iš 3 atliekoms skirtų šiukšliadėžių, greičiausiai prisipildo skirtoji plastikui. Nors Aušros šeima kruopščiai laikosi rūšiavimo taisyklių, nemeta čia neperdirbamų plastikinių vaikų žaislų, užterštų pakuočių, perdirbimui tinkamo plastiko per mėnesį sukaupia apie 5 kilogramus. Ir atrodo, kas čia tokio, vienas maišiukas toks, kitas kitoks, ir kai tų maišelių visokių ir visokių plastikinių butelių tiek prisikaupė jų. Aš net negalvojau, sakykime, kad anksčiau, kai nerūšiavau, net tikrai nebūčiau pagalvojus, kad tiek gali daug šiukšlių iš to plastiko pasirinkti. Ar sunku buvo įpratinti vaikus? Šiaip tai jie labai popierių daug. Kaip sakant, jų šiukšlės daugiausia yra popierinės visokias. Tiesiog sakėm, kad mes rūšiuosim dabar šiukšlės, kadangi jas perdirba ir reikia, kad jos švariai, būtų švariai perdirbamos. Ir tiesiog jiem taip, toks kaip žaidimas, sakyčiau, toks. Iniciatyvos metu surinktas atliekas bendrovė Ekoservis sveria, rūšiuoja ir veža perdirbti. Rūšiuoti tikrai nesudėtinga, sako Aušra, kai supranti, kiek daug galime sutaupyti gamtos išteklių, perdirbdami antrines žaliavas.